galėtų būti gerai. Jeigu nebūtų taip, kaip yra, tu prašai nežadėt, nežadėt niekada. Sveiki, čia propagandos diagnostika. Esminė laidos tema – nepamiršk, kad mirsi, bet prisimink ir gyventi. Kad maži dalykai neužimtų daugiau erdvės negu reikia, o dideli turėtų būti svarbus. Tas santykis didelis, mažas, jisai turėtų būti suvoktas ir įvertintas. Pavyzdžiui, senas sovietinis anekdotas. Tu už ką sėdi? Sako, už sabotažą. O ką padarėjai? Pavėlavau į darbą 5 minutės. O tu kas sėdi? Už tą patį, tik atvirkščiai. Už špionažą. O tai ką padarėjai? Atėjau į darbą 5 minutėm per anksti. Atrodo, mažas laiko tarpas, bet labai skirtingi rezultatai. Propagandos diagnostika. Šiandien pas mus laidoje svečias. Mes kalbėsime apie meną, nors mūsų svečias šiandien yra daugiau karo meno atstovas, atsargos pulkininkas leitenantas Valerijus Šerelis. Sveiki, tamstai. Klausimas. Kiek propagandos yra mene? Iš jūsų, kaip iš karo meno, bet iš tikrųjų jūs esate poetas, bardas, kompozitorius. Tai kiek propagandos yra mene? Tiesą sakant, aš visada pavartoju frazę puikus klausimas, tada, kai man reikia, sekundę pagalvoti. Matot, karo menas, kaip ir medicina, yra nenuspėjamas ir mirtinas. Ar menai yra propaganda, ar menuose yra propaganda, tai faktas. Galbūt ne visada, bet kai mes kalbame apie meną, tai iš esmės yra vaizdas ir garsas su tikslu paveikti emociją, patraukti dėmesį ir taip toliau. Ir kai mes kalbame apie literatūrą, tai literatūros kūriniai kartais dar sakykime, senais antikos laikais buvo tokia šlovinanti didvyrius, graikų mitai tam tikrą prasme irgi gali būti propaganda. Sokrato filosofiniai pasvarstymai, gal tai ne visai propaganda, bet mes žinome, kad Sokratui liūdnai baigėsi. Mirties bausmė buvo įvykdyta už tai, kad jisai lavino pas jaunimą laisvą mąstyseną. Tiesiog ne tema, bet pavyzdys. Sokratas ginčėsi su Platonu ir Platonas sako, čia taip propagandos tema, Platonas sako, viską, kad tuoj pasakys Sokratas, bus šlykštus melas. Sokratas atsako, Platonas visiškai teisus. Pats Platonas, tiksliau atsiprašau, Sokratas, jisai tarnavo Atėnų kariuomenėje, paskui vėliau, kai jau buvo 30 metų kariavo prieš Spartą, jie pralošė. Ir tada jis sako, mūsų karinis rengimas buvo neteisingas. Mums nereikėjo pradėti nuo gimnastinio, mums reikėjo pradėti nuo mūzinio. Ir gimnastinis turėjo ateiti vėliau. Taigi mūzos tai ir poezija, ir menas, tapyba, šokis. Ir kai mes žiūrime, kai atsiranda paveikslas Leninas ir Rastas, o paskui atsiranda baletas Leninas ir Rastas, o dabar Gulbių ežeras iš viso yra karo pranašas, tai mes matome, kad kartais kūriniai yra užsakomieji, propagandiniai, o kartais jie tampa propagandiniais, nors buvo sukurti anksčiau. Poezija yra labai stiprus ginklas, ypatingai ta paveiki poezija, kuri neša žinutę. Muzika yra labai stiprus ginklas ir, pavyzdžiui, lietuviai dainuodavo dainas 1, 2, 3 su pusė gražiai Lietuva be rusų. Ir jeigu pažvelgtume dar plačiau, kodėl uždraustas Lietuvos himnas, kodėl buvo uždrausti valstybingumo simboliai? Dėl to, kad kultūra, simbolika, kūryba, viskas jungiasi ir tai formuoja viešąją nuomonę. O gravitacijos centras ir yra viešoji nuomonė, nes žmonės sprendžia. Ir galia egzistuoja tik tada, kai jai yra paklūstama. O menas gali priversti susimastyti ir galvoti, ar tai man verta šito vietoj paklūsti. Jūsų labai įdomios įžvalgos. Ne su visom norėčiau sutikti,
ir manau, kad mūsų pokalbius mes pratęsime, nes visada malonu pasišnekėti su protingu žmogumi. Taigi, kovos menai iš tikrųjų nėra menas. Tai nereiškia, kad mes neturėtume mokintis kovoti. Karas yra pernelyg rimtas reikalas, kad jį būtų galima patikėti vien tik kariškiams. Kitas mūsų pašnekovas Dmitrijus Gubinas. Žymus žurnalistas, laidų vedėjas, populiarus, nukentėjęs, šiuo metu Rusijoje negyvena. Labą dieną, Dmitrijau. Sveiki. Turiu Jums klausimą. Keičiasi laikai, keičiasi metodai, keičiasi propagandistai, atsiranda nauji. Kai kurie žmonės, kaip, pavyzdžiui, Dmitrijus Kiseliovas, buvo apdovanotas sausio 13 atminimo medaliu. Paskui kažkas nutiko, jisai vertėsi ir sausio 13 atminimo medalis iš jo buvo atimtas. Kas nutinka su žmonėmis, kad jie tampa visiškai priešingi savo patiems? Pas visus skirtingai. Dmitrijų Kiseliovą aš pažįstu daugiau nei 30 metų. Mes draugavome šeimomis. Aš buvau gal 5 jo vestuvėse, kai jisai vedė vieną nuostabiausių moterų, kurias aš buvau sutikęs. Tai Kelė Iriždail. Vestuvės vyko Pavlovo rūmuose, prie Peterburgo. Aš pažįstamas su Dmitrijumi nuo praėjusio amžiaus. O mano pirmoji žmona mokėsi su juo Leningrado universitete. Aš susipažinau su juo 90 metais ir galiu patvirtinti, kad Dmitrijus Kiseliovas buvo demokratas, liberalas, prokarietiškas, proamerikoniškas ir jis buvo vienas. Jūs žinote, pas mane gyvenime kaip ir nebuvo stabų, arba labai mažai. Dmitrijus Kiseliovas buvo mano dievukas ir netgi dievaitis profesinė prasme. Aš netgi kompleksavau. Dmitrijus Kiseliovas vedė televizinius mokymus, jis ir Igor Kirilov. Gal pamenate, pagyvenęs toksai. Tegul lengva būna jam žemelė, kurie vesdavo laidą Požiūris kartu su jaunimu. Ir kai man teko dirbti televizijoje, aš irgi bėgiodavau mokytis pas Dmitrijų Kiseliovą ir man jo žodžiai buvo labai vertingi. Aš iki šiol prisimenu vieną atvejį. Į tuos mokymus atvykdavo žurnalistai iš Rusijos provincijos. Anuomet buvo labai svarbu atvykti į Maskvą ir pasinaudoti galimybę mokytis pas Kiseliovą Kirilovą. Ir viena mergaitė, aš pats tai mačiau, ji pasakė, va jūs mums pasakojote, kaip vesti žinias, kaip būti objektyviais, kaip nepavirsti propagandistais, kaip nešti tiesą, bet juk mane atleis iš darbo, jeigu aš taip elgsiuos. Ką man daryti? Ir Dmitrijus Kiseliovas, jei su savo įprasta intonacija, jis kalba maždaug taip. Dmitrijus Kiseliovas, tas tonas susijęs su tiom, kad jis buvo miknius, jis mikčiojo nuo vaikystės ir jis labai rimtai su savimi dirbo, kad šio mikčiojimo galėtų išvengti. Ir pas jį liko šitą intonaciją. Kaip užmokestis už tai, kad jis nustojo mikčioti. Jis pasakė tai mergaitei. Ką jums daryti? Jums reikia bėgti į parduotuvę ir pirkti virvę ir muilą. Tai yra, jis tai mergaitei pasakė. Tai mergaitė iš provincijos, kurie atvyko į Maskvą mokytis televizinės žurnalistikos. Jis pasakė, kad jums reikia pasikarti, bet nemeluoti. Ir ta provincijos mergaitė juo patikėjo. Tai yra, jį patikėjo, kad yra pasirinkimo momentas, arba mirtis, arba profesija. Štai, ką padarė Kiseliovas. Jis padugnė, niekšas ir padugnė. Tai žmogus, kuris įtikino kitą, kad reikia kartis, bet neišduoti profesijos. O jis pats profesiją išdavė. Kodėl tai įvyko konkrečiai su juo, pas mane yra prielaida. Dimai labai patiko populiarumas. Pas jį buvo programa, kurią jis vedė. Ji vadinosi Nacionalinis interesas. Tai buvo pakankamai populiari programa. Tarp kitko, puikiai, jis labai gerai vedė.
Bet populiarumas tos laidos pradėjo kristi. Ir aš prisimenu, kaip Kiseliovas dėl to labai pergyveno. Mes tikrai tuo metu draugavome šeimomis. Aš su mašina važiavau į Suomiją, aš jodinėjau jo arkliais, Nosok ir Sirok. Pas jį buvo 2 arkliai. Mes nakvojome jo namuose. Mes iš tikrųjų buvome pakankamai artimi. Ir Kiseliovas, aš mačiau, kaip siaubingai jis pergyvena dėl savo populiarumo kritimo. O kada pasienyje iš pradžių jo net pažindavo, o paskui atpažindavo pasieniečių pabaina, jis tiesiog sužydėdavo. Jis sužydėdavo, kai prie jo prieidavo gatvėje. Jam tai buvo beprotiškai svarbu. Ir paskui nutiko tai, kas nutiko. Po pertraukėlės matysite. Jis ją išdavė. Jis žudikas ir išdavikas. Šito aš jam neatleisiu niekada. Normalūs žurnalistai, kaip pavyzdžiui Dmitrijus Kiseliovas, kuris apdovanotas sausio 13 atminimo medaliu, staiga verčiasi, tampa propagandistu ir sausio 13 atminimo medalis iš jo buvo atimtas. Kas nutinka su žmonėmis, kai jie tampa tokiais išverstaskūriais, kad prieštarauja patys savo? Kiseliovas labai norėjo eterio. Ir kaip bebūtų gaila, televizijoje yra žmonių, kurie negali gyventi be eterio. Jiems eteris tai narkotikas, tai degtinė, be kurios jie negali. Manau, kad Kiseliovą pagavo ant to. Pas Kiseliovą aukštas filologinis išsilavinimas, Leningrado universitetas, skandinavų filologija, didžiulė darbų užsienyje patirtis. Kiseliovas vadovavo korespondentiniam punktui. Aš dabar nepamenu, kurios rusiškos televizijos kanalo Suomijoje. Aš buvau pas jį namuose Suomijoje. Ir Kiseliovas tai žmogus, kuris puikiai supranta vakarus. Štai kas baisiausia. Taip pat kaip Solovjovas, kuris dirbo Amerikoje, kaip Simonen, kurie Amerikoje mokėsi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir štai Kiseliovui pasiūlė. Tu vėl būsi beprotiškai populiarus. Tik tavo pliusus reikia pakeisti minusais, o minusus reikia pliusais. Kiseliovas taip mėgo populiarumą, kad čia sutartį su velniu jis pasirašė. Jis išdavė tą mergaitę, kuriai sakė, kad vietoje to, kad meluoti iš televizijos ekrano, geriau yra pasikarti. Jis ją išdavė. Jis žudikas ir išdavikas. Šito aš jam neatleisiu niekada. Būna laikai, kai tai, kad tu lieki profesijoje, yra šlykšti niekšybė ir išdavystė. Matomai tokiom profesijom man sunku spręsti. Gali būti priskirta mokytojo profesija okupuotose teritorijose Ukrainoje. Būna laikai, kai negalima užsiimti savo profesiją. Ačiū Jums už atsakymą. Šita istorija apie virvę su muilu buvo labai pamokanti. Kada bus taika? Taika bus tada, kai nebus taikinių. Šiandien mes svečiuose turim daktarą Nerijų Malikevičių iš Vilniaus universiteto informacinių karų ekspertą. Sveiki, Nerijau. Sveiki, malonu. Ačiū, kad sutikot pas mus apsilankyti. Ir šios laidos esminė tema, kad nebūtų aišku, padarėm latiniškai, momento mere, momento more, momento vivere. Tarsi, atmirk, kad mirsi, bet nepamiršk, kad gyventi. Nepamiršk ir gyventi. Ką reikia daryti, kaip atpažinti propagandą, jos poveikį, kad išliktum gyvas, kad gyventum? Čia neina kalba apie fizinę mirtį. Eina kalba apie tai, kad reikia gyventi taip, kaip tu nori gyventi. Tarsi, ne svetimą, o savo gyvenimą. Tarsi, ką atpažinti, ką daryti? Na, šiaip labai tinkama citata diskusija apie propagandą, nes man atrodo propagandos centrinis objektas, centrinis taikinys visada yra emocija
ir bandymas siekis priversti tą auditoriją gyventi tokį gyvenimą ar su tokia emocija, kurios siekia tas manipuliuotojas, ne? Tas propagandos skleidėjas. Aš manau, kad svarbiausia šitoj informaciniai tokioje aplinkoje, kur pilna yra tokių dirgiklių ar tokių bandymų vienaip ar kitaip pakreipti tavo tas emocijas, tai turėti savotiškai tokį savo stuburą, vertybinį stuburą, kurį būtų sudėtinga išbalansuoti, nors daugelis tą bandys. Tai tas vertybinis stuburas yra susijęs su tavo šeima tikriausia, su tavo bendruomenė, su tavo valstybė, patriotizmas ir panašiai. Ir suprantant, kas yra tokie, esminiai tikriausia dalykai, tavo sakykime, gyvenimo plano, perspektyva, tavo valstybės saugumas ir gynyba ir visi kiti, svarbus momentai. O paprastai emocija propagandistui tai yra, tas įrankis, kuris padeda auditoriją pakreipti vieną ar kitą linkmę. Tai gali būti meilė, tai tada atitinkamai, reiškias, yra galbūt kuriamas tam tikras palaikymas auditorijoje, tam tikram projektui, Tai gali būti pyktis, kuris būtų nukreiptas ten, nežinau, į oponento žudymą karo metu ir panašiai. Bet emocija visada yra centrinis leitmotyvas. Oponento žudymas karo metu. Tai prieš tai turi būti dar ir, sakykime, kažkoks neapykantos jausmas sužadintas, kažkokiu būdu nužmoginti, pravardžiuoti oponentą. Čia tas pravardžiavimas kaip metodika. Tai absoliučiai, tai yra kiekvieno karo tam tikra, istorinis palikimas. Kiekvienam kare yra žudomas tam tikras, visiškas toks blogis, Ir tas blogis dažnai yra vardinamas propagandos būdu įvairiom etiketėm, tai netgi yra atskira ta propagandos technologija, vadinama etikečių klijavimas. Ir tada tas oponentas gali tapti, reiškias, arba kokiu ten nacistų, fašistų, arba satanistų, netgi dabar klausant dabartinę Kremliaus retoriką, nuo to nacizmo naratyvo taikomo prieš ukrainiečius vis dažniau pereinama į visiškai banalų kovą su satanizmu. Ta prasme, tu kovoji su velniu, taip, ir toks visiškai atrodo ekstremumas, kraštutinumas, bet jisai yra objektyviai paaiškinamas. Kariui yra pateikiamas toks pasaulio vaizdinys, kuriame jisai žudo ne žmogų, ne ten oponento karį, bet kažkokį blogį visišką. Tai dažnai propagandos technika nužmogina, sakykime, ar tautą, ar karį, ir tada atitinkamai kariams lengva, žudyti. Ir buitiniam lygmenį irgi yra tokie etikečių kliejimo pavyzdžiai, ten kaip anekdotas, žąsinas, avinas, ožys, gyvatė, lapė. Labai skirtingi žmonės. Bet tai vis tiek turi būti kažkokia kontekstinė informacija. Tai čia jau prasideda propagandos ta kūrybinė sudedamoji. O kūrybinė sudedamoji, tai vienu atveju galima sakyti, propagandistas yra strategas, kuris labai aiškiai susidėlioja savo, kas yra auditorija, kokias tu priemonės prieš ją naudosi, kokį ten kanalą žiniasklaidą panaudosi ar panašiai. O kitu atveju tu turi iš tikro, įsijausti į tos auditorijos kontekstą ir suprasti, kad pavyzdžiui ten vienu atveju, kaip jūs sakot, žąsinas ten veikia, o kitu atveju nelabai reikia kažkokio kito epiteto. Kodėl, pavyzdžiui, Rusijos visuomeniai taip paveiku yra naudoti tą nacisto etiketę. Todėl, kad toj visuomeniai yra tokia patirtis, to antro pasaulinio karo patirtis, kuomet, reiškės, buvo kovojama su fašistais, tai tie fašistai yra toks nusėdęs atminty vaizdinys, kurį visada naujom priemonėm galima vėl iškelti į viešumą. Ir
fašistais, tada tampa kokia mūsų nepriklausomybės judėjimo metu ten sąjūdis, yra netgi tie istoriniai tokie nuotraukos plakatai iš Jedinstvos mitingų, kur sąjūdis tiesiogiai yra, reiškia, ten SS raidėm nupaišytas ir panašiai. Po to tie fašistai staiga tampa Sakartvelo, reiškia, politikai ir visuomenė, kur ten paišomi ūsai ir vyksta karas su fašistais, suprask tokiais. Ir dabar ukrainiečiai pateko po šią etiketę. Bet svarbu suprasti, kodėl jinai veikia tai visuomeniai. Kas iš tikrųjų šiek tiek stebina, kad sovietmečio periodas, tai bažnyčios nebuvo. Ir tada satanizmas iš tikrųjų nebūtų blogis. Dabar, kai bažnyčia Rusijoje kontroliuojama valstybės, tai sakyčiau, tas satanizmas, jisai suderintas su religiniu kontekstu. Kokią citatą norėčiau pabaigai pasakyti. Jeigu 20 amžiuje tokia populiari frazė bolševikų buvo eksproprijuoti ekspropriatorius, tai dabar ukrainiečiai sugalvojo naują atsaką denacifikuoti denacifikatorius. Ačiū, Nerijau, kad atėjot. Ačiū. Sveikas, kaip nekeista, tu dar gyvas. Sveikas, mes jau manėm, kad tu miręs, bet mirtis tave apgavo. Futbegėdė neatėjo, nors ateiti prižadėjo. Sveikas. Tai buvo propagandos diagnostika. Aš Valerijus Šerelis. Pabaigai eilėraštis. Pats prašiau. Kaip patrankos kalba, mūzos tyli, tarė kažkada poetas. Bet pasikeitė aplinkybės ir mūzos ima ginklus į rankas. Išmetam dūmus, nutraukiam kontaktą. Iki sekančio susitikimo. Viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašei nežadėt niekada.